Po griausmingo Barakiados atidarymo prasidėjo rimtos kovos dėl įskaitinių taškų. Virvės traukimo rungtyje įveikė visus varžovus, nugalėjo 11 bendrabučio komandą. Antroji vieta atiteko 10 bendrabučiui, o trečiąją vietą iškovojo 4 bendrabučio virvės traukėjai. Futbolo aikštelėje antradienį vyko 2 rungtynės. 10 bendrabutis rezultatu 3-2 įveikė 2 bendrabučio komandą. Tokiu pat rezultatu 3 bendrabučio ekipa nugalėjo 16 bendrabučio futbolininkus. Štangos spaudimo rungties svorio kategorijoje iki 75 kg pirmoji vieta atiteko Lukui Petkevičiui, gyvenančiam 3 bendrabutyje. Svorio kategorijoje iki 85 kg pajėgiausias buvo 11 bendrabučio atstovas Marius Jurkštas, o svorio kategorijoje iki 95 kg nugalėjo Vilius Alseika iš 16 bendrabučio. Tinklinio varžybose kova dėl įskaitinių taškų tęsė 7 bendrabučio ekipos. Laimėję pirmasis kovas, ketvirtadienį susigrums 11 bendrabutis prieš 13, 14 bandys įveikti 16 bendrabučio pasipriešinimą, o 4 bendrabučio komanda susitiks su 15 arba 10 bendrabučių tinklininkais.